Net per atostogas mano odai reikia papildomos energijos. Saulė, jūra, sūrus vanduo – viskas neigiamai veikia mano odą. Šiandien kviečiu žiūrėti mano naują video apie Lancome veido priežiūros liniją. Lancome Energy DV veido priežiūros linijos priemonėse sudėtyje yra melisos ir guodžio uogos, kurios labai gerai drėkina, puoselėja, o taip pat maitina mano veido odą. Tikriausiai jau spėjau perskaityti mano blogę apie nuostabią veido kaukę, kuri tikrai man labai patiko. Jos įpakavimas labai gražus, žalias, iškart suteikia energijos. Kaip jau matote, aš jau beveik ją išnaudoju, nes jinai tikrai tobula. Aš naudoju ją vakarais 2-3 kartus per savaitę, ji labai gerai drėkina mano odą, nekemša porų ir labai švelnios ir nesvarios konsistencijos. Lancome Energy DV veido priežiūros priemonių linijos žvaigždė serumas. Jis yra labai skystos konsistencijos, labai gražus žalias buteliukas su patogia pompa. Žinote, ko bijau labiausiai? Priemonių, kurios tinka visų tipų odai. Gamintojas rašo, kad šitas serumas irgi tinka visų tipų odai, tačiau aš labai rekomenduoju naudoti jį kartu su losjonu. Jūs tik pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo šitas losjonas. Gamintojas rašo, kad viduje perlų ekstraktas. Aš sakyčiau, kad čia skystas aliejus. Jis labai gerai drėkina mūsų veido odą, o naudojant su serumu, maitina ir puoselėja. Jis labai lengvas, jį galima naudoti ryte ir vakare. O koks nuostabus kvapas, tiesiog pasaka. Tačiau turint labai riebią odą, rekomenduoju nepadauginti jo, nes jis prieš darant makiažą gali labai riebinti jūsų veidą. Aš noriu pasakyti apibendrinant tik tai, kad iš visos Lancome Energy DV veido priežiūros linijos man labiausiai patiko veido naktinė kaukė. Antroje vietoje Lancome serumas ir losjonas. Labai rekomenduoju naudoti juos tik tais kartu, turint normalią arba sausą veido odą. Lancome Energy DV veido priežiūros linija – tai energijos gurkšnis jūsų veido odai. Labai rekomenduoju išbandyti. Ačiū, kad žiūrėjot mano video. Iki kito karto.